Dabar paspausime ant Webstress, kad sukurtume piniginę. Na, tie, kurie neturi jokios piniginės, tiesiog paspauskite čia. Mygtuką kurti ir turime palaukti, kol visi kiti žingsniai bus užbaigti 100%. Saugumo patikrinimo dalyje negalime įrašyti, bet tai labai paprasta. Viskas, ką turite daryti, tai patvirtinti ir viskas. Dabar pereiname prie patikrinimo su prieigos raktu, čia turite paspausti patvirtinti. Tada patikrinti ir tai mus nuves į QR kodo kūrimo dalį, kuri yra labai svarbi. QR kodą niekam nesidalinkite. Dabar turime Webstress piniginę. Pirmas žingsnis, kurį turime padaryti, tai eiti į Binance svetainę. Ir kad ten patektume, turime eiti į piniginę. Pažymiu čia. Ir čia matome Binance biržos apžvalgą. Visi turintys programėlę turėtumėte ją gerai pažinoti. Jei pažvelgsite čia viršuje, kur rašo keisti, šalia paspauskite ant WordPress. Ir tai mus nuves į Binance decentralizuotą piniginę. Kaip matote, aš turiu šiek tiek BNB, bet jei paspausite čia ant BNB, pamatysite, kad apačioje yra galimybė pridėti lėšų į web piniginę vienu paspaudimu. Lengviausias būdas yra perkelti iš čia. Jei turite eksportuojamoje piniginėje, paspauskite ten. Matote iš eksportuojamos piniginės į piniginę. Ir perkelkite BNB, kurio jums reikia arba ką norite pirkti. Paspauskite perkelti. Ir tuoj pat turėsite čia reikiamą balansą. Grįžtame atgal, kai turėsime BNB perkeltą. Kitas žingsnis yra pridėti Bitcoin tokeną. Tam turime nusileisti žemyn ir pamatysite, kad rašo tvarkyti tokenus. Kai paspausime tvarkyti tokenus, matysite čia seriją. Iš anksto nustatytų tokenų. Taigi, grįžtame čia viršuje dešinėje, rašo tvarkyti tokenus. Paspauskite čia. Ir čia matote, kad rašo importuoti tokeną. Ir pirmiausia, turime pasirinkti tinklą sutarties adresą. Ir tada jau bus. Paspauskite čia, kad pasirinkti tinklą. Ir pasirinkite BNB machinę. Dabar, kad pamatytume sutarties adresą. Einame į oficialią Bitcoin Finance svetainę ir jai šiek tiek nusileisime. Pamatysite, kad rašo Bitcoin sutartis. Jei paspausime ant Bitcoin sutarties, tai mus nuves į BSC scan puslapį, kur yra sutartis. Taigi, jei šiek tiek nusileisime, matote, kad čia yra sutartis X. Paspauskite kopijuoti ir tokiu būdu grįžtame į Binance piniginę. Ir kur rašo sutarties adresas, paspauskite įklijuoti. Kai paspausime įklijuoti, jau matote Bitcoin. Jau matosi simbolis ir tokenas. Paspauskite importuoti. Tokenas jau pridėtas. Kai tokenas jau pridėtas, grįžtame atgal. Grįžtame atgal ir čia, jei šiek tiek nusileisime, matote, kad rašo. Aktyvuojame Bitcoin ir grįžtame atgal. Ir jau pamatysite, kad čia jau turite. Vienas, kadangi jau turime Bitcoin čia. Apačioje meniu turime eiti į atrasti. Ateikite čia į atrasti. Pamatysite, kad tai yra nuoroda į Pansakeswap. Šiame žingsnyje svarbu, kad nors čia matysite istoriją ir matysite 2001 Pansake. Man čia jau tiesiogiai rodo labai svarbu, kad
viską parašytumėte teisingai. Tai paspausime turite įsitikinti, kad čia, Panklevač gale, adresas yra teisingas. Jei matote kokią nors B ar bet kurią kitą raidę prieš Pankyvatr, tai yra sukčiavimas. Gerai. Tai svarbu, kad to nepadarytumėte. Kad jūsų piniginės nebūtų nulaužtos ir jūsų nepavogtų. Gerai. Paspauskite atradės, tada jau konepsti piniginiai. Čia paspaudžiam antrade. Gerai, taip matote, esame čia. Jau esame čia puslapyje, pagrindinėme SWAP puslapyje. Pirmas žingsnis, kurį turime padaryti prieš ką nors daryti, yra paspausti Connect. Tai yra vieta, kur turime piniginę ir jau ją turime. Matote, kad čia rodo piniginės ikoną ir ji jau prijungta. Čia viršuje matote minimalų BNB likutį, tai yra tokenas, su kuriuo norime mokėti, o čia apačioje yra tokenas, kurį norime pirkti. Paspaudžiam ant kakę ir vėl įklijuojam Bitcoin kontraktą ir matote, kad čia galite importuoti. Gerai, paspaudžiam ir matome, kad čia apačioje yra kitas žingsnis. Taip pat svarbu, kad neįrašytumėte maksimalaus likučio, kurį turite. Kitas žingsnis yra įrašyti sumą, kurią norime sumokėti už Bitcoin. Šiuo atveju aš paspausiu 75%, bet jūs galite įrašyti bet kokią sumą, kurią norite. Svarbu, kad neduotumėte maksimalaus, nes jei paspausite maksimalią sumą, greičiausiai liksite be BNB, kad galėtumėte sumokėti už ateities transakcijų dujas. Visada rekomenduojama palikti 1 ar 1,5 dolerio BNB, kad neturėtumėte problemų rytoj mokant už dujas. Na, čia jau turime, kad už 7,43 dolerio gauname 24 bitcoinus. Kitas svarbus žingsnis yra čia LED pajausant, tai reikia pakeisti ir nustatyti 5%. Tai labai svarbu, nes žinote, kad yra mokestis ir jei paliksime 0,5%, transakcija automatiškai nebus atlikta, todėl pakeliame iki 5% ir paspaudžiame SWAP. Čia jau matome maršrutą, kurį jis atliks ir viską ir sumą, kurią gausime ir paspaudžiame Confirm SWAP. Dabar čia prašo patvirtinti OSAN, šiuo atveju turiu pirštų atspaudę, bet prie jen kodą paspauskite ir jau turime atliktą transakciją.